Trumpalaikis malonumas, kuria ilgalaikę žalą. Pakarto. Trumpalaikis malonumas kuria ilgalaikę žalą, tarkim. Tai už tai, kad ji turi būti stipri finansiškai pati, ar visgi priklauso mano vyro? Aš esu už tai, kad moteris būtų stipri finansiškai, bet... Iš tikrųjų, tai aš esu apie balansą, apie tą tikrai nuostabų gyvenimą čia ir dabar, bet tu negali pamiršti, kad tu ir rytoj lygiai taip pačiai gerai norėsi gyventi. Tai man buvo du klausimai. Tai man dabar išeiti iš buriavimo, nes aš nesugebu, ar aš kažką galiu pakeisti. Man buvo skaudu, aš atsimenu verkiau ir aš supratau, kad tų smūgių reikia, kaip pasakyti, jų reikia, nes tu kitaip nepriimsi to tokio sprendimo, kuris tave palies emociškai iš vidaus. Nuo buriavimo. Tu norėjai trauktis? Aš tikrai nemokėjau naudotis finansais. Aš nuoširdžiai sakau, aš nežinojau, ką su jais daryti. Aš dėl to tave ir suradau, nes aš nežinau, ką daryti. Bet kaip tu mane supratai? Kas atsitiko tokio, kad kaip tu mane supratai? Aš iš tikrųjų labai jaudinus. Tu neįsivaizduoji, kaip aš tau nuoširdžiai, tu žinai, aš jau tau sakiau. Aš išsimanifestavau tave. Realiai. Aš irgi. Tu tai pasakyk pirmą kaip. Na, aš tiesiog kažkada buvau pagalvojus, kad būtų smagu su Roberta susitikti. Ar interviu, ar dar tiesiog susitikti. Va taip gyvai, nes kažkaip norėjosi to. Nes čia yra mano klientė, kurią aš pažinau tik tai tada, kada tapai mano klientė, aš pažinau, kas tu, paskui papasakosiu apie save. Ir tik tada aš supratau, kad wow, koks žmogus tapo mano klientu. Tai žinok, esi mano herojė, didvyrė ir aš žaviuosi. Aš tai tikrai nesugebėčiau, bet tu wow. Tai aš noriu, kad tu papasakotum apie save. Tai aš esu buriuotoja, kuri buriuoja nuo 10 metų ir tai yra realiai viso gyvenimo veikla, kurią aš užsiemu. Ir sėkmės atveju aš dabar turiu tokį, kad niekada nenuleidau iš tikro rankų ir esu tas žmogus, kuris iš tikro tokia kaip ir istorija perrašo buriavimo visoje toje sporto šakoje. Perrašo, ką turi minty? Turiu minty, kad esu dabar šiai dienai pirma moteris Lietuvoje, iškovojusi 3 kelialapius į olimpinės žaidynės, man dalyvau 2 olimpinėse žaidynėse, turiu medalius pasaulio Europos čempionatuose, tiesiog taip darau pačiam aukščiausiam profesionaliausiam lygiui. Kai aš paklausiau Viktorijos, sakau, kiek medalių turi? Nežinau, sakau, neatsimenu. bet tu juos kažkur kaupi, dedi? Aš turiu labai daug apdovanojimų, jie dabar yra pastėti. Šiaip iš tikrųjų, kadangi kraušiausi ir visą kitą, aš tiesiog visiškai neįmanoma, nes tos taurės yra didelės. Aš tos medalius, kelis svarbiausius turiu, tai dabar planuoju tiesiog svarbiausias kažkokius atsidėti, nes tiesiog gal labiau kitiem parodyti, net ne savo, nes man parodyti anūkam gal. Kažkaip kitiem įdomu yra, nes tos istorijos jiems įdomu, kaip ten, o man tai yra. Tu sakai nuo 10 metų. Kas atsitiko, kad nuo 10 metų, kas, kaip? Iš tikrųjų, tai buvo, mus pakvietė buriuoti vasarą. Iš tikrųjų, tais metais aš netekau mamos iš kitos pusės, bet aš nežinau, kiek tai labai sunku man šiaip iš tikrųjų atsiminti labai daug tų faktų, bet kažkaip tą vasarą mes pradėjom buriuoti ir aš užsikabinau, man patiko ir aš tiesiog likau, nes pas mane giminiai nėra buriuotojų. Aš esu pirmą kartą, kuri buriuoja. Aš nežinojau to fakto. Nepasakiau. Ne, bet čia viskas yra gerai, jau daug metų praėjo, susitaikyta, tai tiesiog jo. Bet tais metais aš kažkaip ir pradėjau ir toks užimtumas buvo. Kaip vaikams. Tai va. 10 metų. Ir kiek tu dar planuoji laiko buriuoti? Geras klausimas. Šiaip tai aš pati kaip ir nusimačius daugiau mažiau, bet aš nežinau, kas atsitiks po tos datos. Jau turi iki kada? Aš kaip ir planuoju vien taip kaip ir gal paskutinę, bet aš paskutinį ciklą, ciklas yra 4 metų olimpinis, bet galbūt dar nuspręsiu po to 4 dar pradės, nes aš lygiai taip pat galvoju, kad ir dabar galbūt prieš tai bus paskutinis, bet aš dar turiu tikslų buriavime ir aš dar labai daug mokinuosi ir labai daug tobulėju, tai vat kol aš dar jūsiu, kad noriu tą daryti, tai nesakau, kad sustosiu tikrai, bet žinau, kad... Žinau, žaviuosi tavim, didžiuojuosi ir... Wow. Man garbė, iš tikrųjų garbė nuoširdžiai Viktorija, kad mano rate, klientų rate yra toks žmogus kaip tu. Aš tai džiaugiuosi, kad tu esi kaip profesionalis. Aš irgi paprastas žmogus, aš su visais vienodai. Man tai nesijaučiu kažkas tokio. Aš jaučiu didžiulę pagarbą tau ir man yra garbė su tavim būti šiandien čia. O aš kadangi tą kelią galbūt praėjus, aš nesijaučiu kažkoksai, man gal kartais reikia irgi suvokti, kad... Būtent. Kad yra... Tu gynyk savo. Wow.
Man kažkaip tas, kol tobulėjimo kelias yra, aš tol jaučiuosi, kad aš pastoviai augu. Man tas toksai yra, kad... Nes aš esu pastebėjus, kad žmonės labai daug sustoja augti, tada kai galvoju, bet čia pasiekiau. Ir jie jo toksai, ypač aš taip skaitai galvoju, kad aš tik nuo 50 pradėsiu žydėti, visi žmonės jau nuo 50 jaučia senatvę, jaučia mums pensiją, galvoju, kitos pensijos dar labai daug laiko. Ir jo. Pensija galbūt tada, kada pats ir nutarsi, kad bus. Šiaip irgi yra taip. Apie traumas. Ar esi turėjus? Esu turėjus būtent traumų. Per savo sportinę veiklą. Tai esu turėjus ir fizinių, ir psichologinių traumų, gal reiktų taip sakyti, nes aš manau, traumos nėra vien tik fizinės. Norėjau to klausti. Yra, jo, tai aš esu... apie lūžius paskui, o apie tuos emocinius lūžius paskui, o apie tas fizinės. Fizinės aš esu susiplėšius raumenį, taip sausgyslė raumo pusiau plyšiai yra, bet ten buvo su psichologija labiau susiję, kad jisai plyšo. Ir šiaip net neburiavimo metu. Dariau tiesiog špagatą. Ojei, kiek iškritai laiko iš... Neiškritau, gavau poilsio. Aš džiaugiausi tuo laiku, tiesiog mėgavausi, tai buvo legalus poilsis tuo metu man ir aš tiesiog, man gal reikėjo poilsėti, aš ten tą traumą tai džiaugiuosi, nors dabar aš turiu pasiekmių, bet viskas gerai. O emocinis? Tai va ten irgi buvo labai daug su emocijų, kai aš iškovau kelialapį ir jo žaidynės, aš atsimenu kažkaip rašiau, atėjo žaidynių metas ir aš žaidynių pačių nežiūrėjau Rio, čia 2016 metais ir po to man buvo kažkaip susisuko galvoje ir aš kažkaip galvoju, viskas man čia reikia pailsėti nuo buriavimo. Tu norėjai trauktis? Aš nenorėjau trauktis, aš norėjau pailsėti, aš supratau, kad man reikia sąmoningo poilsio, nes aš pastebėjau, kad mes kaip žmonės, mes užsisukam rate ir mes bijom atsitraukti, nes galvom, kad jeigu atsitrauksim, viskas jau čia sugrius. Daugiau mes čia negalėsim vos negrįžti tą veiklą, bet aš manau, kad ir sėtis reikia sąmoningai, aš dabar aš irgi turiu poilsį po Paryžiaus žaidynių. Ir tas poilsis yra mokėti, šiaip aš pastebėjau, kad reikia mokėti gebėti atsitraukti tam, kad tu grįžtum stipresnis. Ir daug žmonių tai identifikuoja kaip kažkokį silpnumą, kaip kažkokį... Mėtai akmenius, man į daržą. Žinau, nes aš užsisuku tam ratą ir aš po to suprantu, kad, pavyzdžiui, aš kamino kelią praėjau, kur ten 1,5 mėnesio jau, bet toks irgi buvo, man reikėjo atsistatyti nervų sistemą daugiau, nes aš labai daug buvau bėgime, labai daug lėkime ir atsistačiau nervų sistemą, bet aš savo turiu, pavyzdžiui, priminti, kad aš dabar čia galiu gerti 3 valandas kavą, nes aš to savo neleidžiu. Aš neleidžiu to, nes man reikia... 3 valandas? Aš galiu gerti valandą, 3 valandas. Bet aš savo to neleidžiu, nes man rodo, kad reikia ir tą padaryti, aš tiek daug turiu. Bet to norėtum? Aš manau, kad kartais gerai, bet kai yra per daug to, tai tada gaunasi yra regresas. Nes reikia progresuoti, bet kartais reikia šiek tiek turėti to tokio legalaus poilsio, bet jis negali užsitęsti, nes tada tu gaunasi, tu atbunka tavo įgūdžiai. Kaip, pavyzdžiui, pastebėjau irgi daug mano draugų, kurios, pavyzdžiui, pagimdo, reikia grįžti į rinką. Ir nėra tai, kad sunku vien, kad tu vaikų, bet tiesiog įgūdžiai dingsta. Tas pats kalbėjimo įgūdžiai dingsta, tu ko tu nedarai, tu tą prarandi. Ir žmonės dažniausiai galvoja, aš buvau tam lygi ir aš dabar grįšiu į tą lygį, ne tu negrįši į tą lygį. Kaip tu stipriai pasakėjai. Ne, bet aš esu, nes aš žinau ir buriavime lygį pas mus taip pat, aš žinau, kad aš po 5 mėnesių aš negrįšiu į tą patį lygį, ką aš buvau. Tai nėra įgūdžiai, tai tu nenaudoji. Tu turi nuolatos treniruoti. Pavyzdžiui, mano kūnas yra puikiai adaptavęsis buriavimui. Tiesiog tobulai. Galbūt kiti tai sakytų, tai, pavyzdžiui, vienas silpnos vietos, bet jis yra adaptavęsis. Taigi ir mes adaptuojasi protas, adaptuojasi įgūdžiai, viskas adaptuojasi. Ir mes per tą laiką, jeigu tu jo nenaudoji, tu prarandi. Bet tu gali grįžti, nes jie atsigamina. Tik tai mes norim užsikeliam lūkestį, kad buvo taip ir turi būti taip. Ir mes nepripažįstam, kad yra šiek tiek dabar kitaip. Ir tai grįžt su laiku. Aš įsiminsiu tai, ką tu sakai. Tai gal ir pasakiau. Čia ir mano patirtis tokia yra. Bet įgūdžius naujus yra irgi gerai mokintis. Prie senų, ką turiu, aš pastebėjau. O savo pavyzdžių, savo veikla, tai kas tu esi, tai ką tu darai. Tu pastebėjai, kad tu įkvėpi žmonės, kad tu padedi jiems priimti sprendimus kažkokius gyvenime ir daryti kažką tokio, nes tu įkvėpiai ar pastebi tai? Aš manau, kad aš apskritai mėgstu dalinti savo patirtį, nes aš žinau, ką aš praėjau, kokius sunkumus aš turėjau ir aš žinau, kad aš sunkumus išsprendžiau ar savaip, tuo laiku tais metodais. Yra, aišku, labai daug naujų metodų šiais laikais, viskas yra keičiasi, aišku, gyvenimas, pasaulis keičiasi, bet aš žinau, kad vis tiek žmonės jie susiduria su sunkumais. Kiekvienoje veikloje. O nori pasidalinti kokiais sunkumais, bent kokį keletą išskirti? Pavyzdžiui, vieną aš galiu pasakyti taip, aš atsimenu tokį, kur aš buvau buriavimo varžybos 14 metais, aš tarsi atėjau iš jaunės į suaugusius
Ir automatiškai aš atsirinkau į pasaulio taurės finalą, kur jau šiaip buvo pasiekimas, kad būtų taurės finalas, bet aš savo keliau aukštus tikslus ir aš finišau tas varžybas paskutinį, nepaisant to, kad aš tais metais ir Europos 10-ukė buvau, ir į olimpinės kelialapį iškovojau, man rodė, kad ten buvo feilas ir aš taip sėdžiu ir galvoju. Tai gerai, paskutinė finišavau. Nu, taisi žmonės, pavyzdžiui, kartais daro kokį projektą ir nesiseka, jisai tiesiog kardinaliai, nepaeina. Ir aš tada supratau. Tai man buvo 2 klausimai. Tai man dabar išeiti iš buriavimo, nes aš nesugebu, ar aš kažką galiu pakeisti. Man buvo skaudu, aš atsimenu verkiau ir aš supratau, kad ne, tai aš tiesiog pakeisiu. Man reiškia, reikia sunkiau dirbti salėje. Man reikia dar kažko pasimokinti, gal taisyklių. Kad būtum stipresnė. Taip, kad aš būčiau stipresnė, nes tai kartais tų smūgių reikia, kaip pasakyti, jų reikia, nes tu kitaip nepriimsi to tokio sprendimo, kuris tave palies emociškai iš vidaus, nes turi mūsų sujudinti. Jie turi sujudinti, nes jeigu jie mūsų nesujudina, mes taip laukiam tiesiog. Nėra tobulėjimo. Aš labai tikiuosi, Viktorija, kad palies daugelį tai, ką tu sakai. Ir taip žmonės dažnai laukia, kol juos, taip, žinai, daug kas irgi sako, aš dabar šiek tiek mokinuosi tai, kad nereikia būtinai eiti ten į tą dugną, kad nuo jo sako aukščiuosi, spirsi ir aukščiuošoks. Aš dabar jau stengiuosi, mokinuosi, aš irgi esu procese, aš negaliu sakyti, kad aš viską išmanau, aš esu procese, kad galbūt tų nelaukti duobių, kad savo kiekvieną kartą challenge duoti. Aš dabar kitaip pradėjau mąstyti, kad nelaukti, kol tave pradės purtyti gyvenimas, nes gyvenimas purto kaip? Jisai purto per ligas, jisai purto ten, per finansus. Kas finansus, per santykius, ten kas vaikų turi, per vaikų kažkokias irgi ligas, jis purto tiesiog. Tik tai, kad mes pasižiūrėtumėm iš vidaus, ką mes galim dar gyvenime pasiekti. Ir aš dabar mokinuosi, kad nereiktų laukti to supurtimo, kad su lengvumu tas gyvenimas. Pati savo duoti challenge, pati savo duoti iššūkį, kad tada lengviau einasi, nes mes gaunasi emociniai kalneliai ir tuos emocinius kalnelius labai sunku. Žodžiu, sėdi ant kalno ir lauki, kol nučiuoši, kai jau dugne galėsi. Taip, ir mes labai dažnai turim lūkestį savo, turim lūkestį aplinkai, būnam labai geri, aš vis tai daug būnam geri aplinkai, laukiam, kol mums kažką duos, mes tada prarandam galę tarsi, nes mes tarsi, atrodo, aš to padariau gerą, nu čia aišku gal kita tema, bet irgi šiek tiek į temą, kad mes labai ir savo būna lūkestį keliame. Ir mes nesam tam momente, kad kaip čia kūrybingai galime spręsti tą situaciją. Nu, nes... Apie tos lūkesčius, va dabar klausimas atėjo, ar esi turėjus, kad kažką nuvyliai arba tave nuvylė, nes lūkesčiai buvo per dideli, ar turėjai išdavysčių iš draugų, partnerių, ar artimųjų, mylimųjų, ar teko skaudžiai kažką prarasti? Aš apskaitai gyvenime žiūriu taip, kokios situacijos yra, jos reikalingos man kaip asmenybei augti. Tai gal aš dabar negalėčiau pasakyti, kad mane kažkas labai stipriai purtė. Yra aišku, buvo, bet aš kažkaip tas visas situacijas, aš moku atsitapatinti galbūt, kad tai yra ne prieš mane, o tai yra dėl manęs kažkas vyksta. Kad dėl manęs taip aiškia situacija. Aš šį su knygą, žinau. Ne, labai daug, aš dirbu su savo sporto kaučeriu Mindaugu Valickiu, kuris iš tikrųjų yra... Linkėjimai. Mindaugai. Tai kuris mane irgi visų šitų dalykų, aš mokinuosi iš jo, mes 5 metus pradirbome ir aš, pavyzdžiui, irgi kaip atsidūriau, aš galiu pasakyti, nebuvo man taip lengva tais laikais. Tuo metu ir aš žinau, kad aš noriu ir aš žinau, kad aš buvau pasiryžus padaryti viską, kad ir kaip man skaudės, tarsi oda galėtų man nudirti, bet aš noriu išspręsti tos problemas. Taip. Nes jeigu tu neįspręsi, neįsi toliau. Tu neįsi toliau, kad ir kaip tuo metu atrodo skauda, bet aš žinau, kad tas man padės žengti žingsnius ir man lengvės gyvenimas. Bet žmonės bijo, jie bijo į savo vidų pažvelgti, jie bijo apskaitai pažiūrėti į realybę. Nes yra paprasčiau kaip susitikti, pakalbėti apie orą, tarkim, apie neigiamus, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta pas kaimyną, kas vyksta, bet ne tas, kas vyksta pas tave viduj, kažkaip mes šitam kažkaip nenorim pažiūrėti. Aš klausau tavęs ir aš 100% susitikinus, kad tu esi ta moteris, kuri visus sprendimus priima tvirtai viena pati be jokios nuomonės. Aš pastebėjau, kartais pradedu remtis į kitus, aš tarsi jų patvirtinimo laukiu, bet aš dabar pradėjau jausti, kad aš turiu priimti sprendimą. Vienas dalykas, kiekvieno žmogaus sprendimas yra pagal jo vidų. Taip. Niekas kitas negali už žmogų geriau. Nei sutuoktinis, nei aš esu nudegus, kai man pasakė vienaip ir aš supratau, kad man čia visiškai netinka, pavyzdžiui. Ir pajutai, kad nedaugiau, ne? Jo, ir aš kai seku savo kūno pajutimu, savo širdies pajutimu, tada geriausiai gaunasi, tada, tokie tarsi ir sakau, stebuklai vyksta. Tada ateina žmonės, atsiranda tinkami žmonės, tinkamos situacijos, atsiranda galimybės. Ko mes pradedam, nes jeigu mes savęs neklausom, neįmanoma matyti galimybę, jeigu tu, pavyzdžiui, nori kažką sukurti verslą, ne, ir tu, pavyzdžiui,
tarkim, nu bet kokį ten, kad ir kirpyklą savo atidaryti, ir ta žmonės sako, nesąmonėgi, čia tiek tų Arba bėga pas kirpėjų. kitus pasitarti ir tie kiti iš savo patirčių, iš savo suvokimo tave gali nusodinti. Nusodinti ir jie bijo po to, ką daryti, eksperimentuoti arba jie kopijuoja. Kopija niekada nebus geriau už originalą. Niekada. Aš iškart šitą galiu pasakyti. Turi žmonės būti autentiški, nes Gali mes kiekvienas baigti. esame Gali autentiški. baigti, žinok, tu mane, aš nežinau, aš rimtai, aš jaučiu tokią vibraciją, tu mane eina, aš ir kažkaip, vat kai atbėgo Viktorija, mes čia susilabino, visą kitą vis tiek, mes jau daug laiko bendraujam, tai labai ilgai mano klientė ir, nu, jau aš tarsi pažįstu ją, bet kai tu bėgai, mes pakalbėjom, tu tos vibracijos, nu, nejutau. Tu toks šiluma, smagu, žinai, bet dabar tu taip šaudai, aš eina, žinok. Ką tu manai būtent apie tą moters stiprybę, apie moters finansinę stiprybę? Tai už tai, kad ji turi būti stipri finansiškai pati, ar visgi priklauso mano vyro? Aš esu už tai, kad moteris būtų stipri finansiškai, bet reikia nepamiršti, kad vis tiek yra vyriška ar moteriška energija ir santykiai, vis tiek tai yra vienas iš kertinių dalykų, bet šiais laikais, gal šiaip ne šiais laikais, apskaitai aš kiek, nu, taip stebiu savo šeimos istoriją, tarkim, vis tiek, nu, moteris jos toks būdavo anksčiau, kad jos yra namų šeimininkės, kad nelabai kažkokios vertos, joms išeiti į tą karjerą, gal irgi, aš negaliu sakyti, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, kad aš kuriu karjerą, o ne kuriu šeimą, aš nežinau, ar tai yra gerai, bet iš kitos pusės... Bet tu jauti, kad tau tai yra gerai. Aš jaučiu, kad šiai dienai man tai yra gerai, nes aš noriu kurti tokią šeimą, kad aš tiems vaikams galėčiau kažką duoti. O ne, kad aš ten pasigimdau ir aš ten, žinai, nežinau, ką aš ten, ką man. Nu, tiesiog, čia, aišku, vienas dalykas, galbūt aš dar turiu kitas pamokas išmokti, nu, tai yra kiekvieno žmogaus gyvenimas ir tai nėra nei gerai, nei blogai. Aš nekartą esu girdėjus, kodėl tu nekuri šeimos, kodėl tu čia tą karjerą sėki, bet tai yra mano pasirinkimas. Aš žinau, taip su kalbu pasakyti. Jeigu jums reikia, tai jūs taip ir darykite. Jeigu jums reikia, nes man toks... Bet aš esu už moters iš tikrųjų tą tokį finansinę laisvę, už moters tą tokį, bet ne tai, kad, o žiūrėkit, aš čia stipresnė, aš čia galiu geriau, žinai, ne, tiesiog, kad žinoti, kad tu esi verta to, ką tu turi, nes negali lūkesčių. Ačiū tau už tai, kad tu pati stipriai jaustumėsi ne prieš kitus, o pati, kad tu verta būti stipri, tu esi stipri, tu turi, tu... Aš žinai, kaip aš pasakysiu, yra moters galia, bet ne jėga. Taip. Nes moteris, jinai turi galios ir mes bijom, nes jėga tai yra fizinė, pavyzdžiui, jėga, tai yra vyriška jėga, tai yra vyriška energija, bet galia, moters galia. O, Dieve. Tai mes kur tu atsiradai? Mes tą stuburą, mes vis dėlto jį turim, mes jį turim turėti, mes jo negalim kraipyti, išsikreipyti ir sakyti, čia už manim pasirūpins, vyras čia viską padarys, aš čia tik tais plėvesuoju, žinai. Geras žodis. Mes turim turėti tą galią. Žinai, aš esu, ne tai, kad mano pozicija, mano požiūris, aš esu už stiprią moterį, už tą savarankišką, finansiškai pasirūpinusią savimi. Tai nereiškia, kad vyras turi būti kažkoks silpnesnis ar... Taip. Tas, kur tu gali stumdyti. Nes yra dar ir tokia, nes yra kraštutinumai du. Arba vyras viską daro ir tu keli lūkesti, kad vyras tavim pasirūpinsi, arba yra aš esu moteris ir aš galiu viską padaryti pati, tai ką man tas vyras? Čia yra du kraštutinumai, supranti? Ir žmonės tarp tų dviejų kraštutinumų jie arba ten, arba ten. Kovoja arba kenčia. Taip, arba kenčia. Nes tada vyras gaunasi, atsiprašau, mazgoti, nes ką man jisai reikalingas, nes mes šiaip moteris esam kūrybingos, mes patys šiaip ir sukuriam tą situaciją. Aš esu už tai, kad moteris šiaip santykius kuria, nes tai yra moters kaip ir atsakomybė. Ir moteris laukia, kad vyras, taip vyras, jisai veda, jisai duoda, bet moteris yra šiaip ta, kuri pirma, tokia duodanti. Vyras jisai veda, taip, bet moteris santykiuose jinai kuria santykį. Ir mes pamirštame, aš čia arba... Aš esu tokia, arba du kraštutinumai, kurie santykyje energetinėme, jie nedalyvauja. Aš nesu už tai, kad moteris turi būti vyriška moteris, taip, moteris turi turėti vyriškos tam tikros energijos, tam tikrose situacijose, bet jinai lygiai taip pat ir moterišką energijos turi turėti. Ir tai turi balansuoti ir mes vis tiek pasikraunam tarp moterų. Mes vis tiek, aš pastebėjau, pavyzdžiui, vis tiek tu pasikrauni tarp moterų, bet tikrai taip. Ta energija reikia balansuoti, tu negali nueiti tą arba į tą pusę. Nes aš stebiu tavo sprendimus, finansinius sprendimus, stebiu tavo, nestebiu, žinau, nes mes kuriam su tavim tuos dalykus, kad tu juos pasiektum. Ir aš, žinai, galvoju, wow, kokia tu stipri ir mane, žavi, nes tu esi moteris, tu žinai, ko tu nori, tu nesi vyriška.
vat mane tas ir žavi, kad moteriška moteris, kuri stipri visom prasmėm, tiek pasitikėjimų savim, tiek finansinė prasme. Ir tu strateguoji ne tik kaip šiandien, vat dabar bus kaip gyvensiu, bet tu dėlioji žingsnius taip toliai į priekį ir mane žavi, va tokios moteris, tokios kaip tu, kurios, žinai, nelaukia, kol kažkas kažką duos, padarys ir sustrateguos už jas, bet vat jos pačios. Nu, aš šiek tiek iš tavęs mokinuosi, nes irgi, žinai, sako, nu, tu labai gerai irgi paminėjus, kad žmonės gyvena, o kam čia reikia galvoti apie ateitį, aš gal net nesulauksiu to amžiaus, arba taigi gyvenam tik vieną kartą čia ir dabar gyvenam, reikia čia. Taip, bet ką šios dienos veiksmai mums kuria ateitį, lygiai taip pat visos mintis, viskas, visos vibracijos, ką mes turim, viskas kuria ateitį. Ir žmonės apskaitai bijo kartais išsiplėsti, bijo pagalvoti, kad jie verti daugiau, nes kaip čia dabar, tai visa Lietuva, pavyzdžiui, ne visa, tarkim, dalis žmonių, tavo aplinkos žmonių gyvena, ir kaip čia išsiskirti. Nes aš kadangi esu gimus nepriklausomų Lietuvoje, aš nemačius, kas buvo prieš tai. Ir aš nemačiau. Ir aš daug keliausiu ir aš matau visai kitaip. Ir man, pavyzdžiui, yra natūralu. Vieni dalykai, kiti žmonės sako, kaip taip įmanoma, kaip tu čia gali vienoje vietoje, kito lakstyti, taigi nėra tai pagal normą. Kodėl mes turim gyventi pagal kažkokias taisyklės? Aš dabar turiu susimažinti, kad prieš kitą, kitaip tariant, žmogų jaučiausi, kad kitam žmogui daryčiau gerą. Bet mes neturim susimažinti, man atrodo. Bet įgaunasi, kad mes patampam tokie išsiskirtinumai ir atsiranda pasipriešinimas aplinkos. Ir tas pasipriešinimas aplinkos. Tai jisai tave, kaip pasakyti? Jis bando tave sumažinti. O tai aš mokinuosi, taip sakai, klausyk, aš žinau, ką darau. Aš mokinuosi, man norėtųsi dar tokio atvirumo, gal prieš aplinką, nes aš nesusimažinu, aš žinau dalykas. Savo vertę. Jo, bet aš kartais dabar galvoju, gal reiktų kaip tik daugiau žmonėms rodyti, kad jie gali tą pasiekti ir atsiriboti nuo jų emocijos. Dabar aš klausau tavęs ir grįžtant į tą pradžią, kai užsiminėjai apie finansus, planuoti juos reikia, tai ir gyventi ir iš čia ir dabar. Aš išmokau už taveštus, nes aš daug metų, aš galvoju, jeigu aš būčiau jau nuo anksčiau tą darius, 10 metų atgal, tai mano būtų visai finansinė situacija vėl kitokia, jeigu aš būčiau kaupus. Aš tau padėjau. Taip, nes aš tikrai nemokėjau naudotis finansais, aš nuoširdžiai sakau, aš nežinojau, ką su jais daryti. Aš dėl to tave ir suradau, nes aš nežinojau, ką daryti. Aš tuo metu ieškojau, galvoju, tu, Viktorija, čia grybą pjauni, atsiprašau, tikrai grybą pjoviau. Tikrai grybą pjoviau, nes yra nesvarbu, kiek uždirbi, daugiau, mažiau jų nelieka, tiesiog nelieka, nes aš tikrai nežinau, kaip su jais. Aš žinok, dabar, aš tuo metu matau, ką tu darai, aš džiaugiuosi. Nes aš tuo metu ieškojau, kaip aš galėčiau, ką man su jais daryti, man konsultacijos reikėjo realiai. Bet tu turėjai. Aš prieš tai kažkokią turėjus konsultaciją, kažkokią, neatsimenu šiaip, jo, bet aš, pavyzdžiui, nemokina mokyklai, nebuvo tokių dalykų, mus nemokina tokių dalykų, kaip ką su tais finansais daryti, apskritai finansavimas, kas tas finansavimas, į kur finansuoti. O kaip tu, nes tu minėjai, kad kažkada buvai ir nesupratai, bet kaip tu mane supratai? Kas atsitiko tokio, kad kaip tu mane supratai? Tai aš atsimenu, man yra irgi su gyvybės draudimais, man yra konsultacija kvietė, bet man neišaiškino, man toks jausmas, kad tam konsultantui reikėjo, kad aš pasirašyčiau sutartį, kad jam būtų skaičius. Aš taip jutau, nes jis man pateikė sutartį, normaliai neišaiškino, sako, tu va čia pasiskaityk, pasirašyk. Aš gal būčiau tą įrankį naudojus jau ir anksčiau, bet aš jo nesupratau, kas taip ir įrankis, kokią jisai naudą man duos, ką jisai man duos, gal aš tuo metu žiūrėjau, kaip čia kažkokią gal mane bando apgauti. Tikrai galvoju. Labai dažnai iš tikrųjų taip jaučiasi žmonės. Taip, ir po to jie nusivilia, supranti, ir po to jau, kai ateina kiti žmonės, kuriems bando aš, pavyzdžiui, dabar tik tai pateikiu faktą, taip, aš kaupiu, čia, taip. Sako, kad tave apgaus, prarasi kažką? Aš tai dabar atsakau taip, reikia žinoti, kada tai veikia ir kada tai neveikia. Taip. Nes tai veikia, jeigu tu žinai, kaip tai naudoti. Tai neveikia, jeigu tu nežinai, kaip tai naudoti. Jeigu tu naudoji ne pagal paskirtį, tai aišku, kad tu ten reikia žinoti tuos kritinius taškus, nes aš iš tavęs, man tu aiškiai labai paaiškinai, kokia čia esmė. Taip. Kur aš galiu, ko aš noriu, ar aš noriu apsidrausti, ar aš noriu kaupti, ar aš noriu nežinau, tiesiog ko aš noriu. Nes jeigu aš noriu tikrai apsidrausti, tai aš negaliu tikėtis ten su maža įmoka, kad man kažkas liks. Neįmanoma.
kad tu dar ir sutaupysi daug, jeigu draudimų nuo taip. galvos iki kojų. Tai vat, aš šitą emociją vis norėjau tave sugražinti, kad kai žmonės va, čia ir dabar nori negyventi, bet tu pasakai, kad vat, mūsų veiksmai šiandien čia ir dabar kuria tą rytojų. Ir aš visada visiems kartoju ir aišku, galbūt ne visi girdi arba nenori priimti, bet tai yra tokia tiesa, kad mes gyventi čia ir dabar turim emocijom. Turim mylėti, džiaugtis tą dieną emocijom, čia ir dabar. Bet kas liečia finansus, mes turim juos planuoti tam rytojui. Aš galiu pasakyti, kad taip yra visame kame, čia ne tik tai finansuose, apskaitai visame kame. Trumpalaikis malonumas, kuria ilgalaikę žalą. Pakarto. Trumpalaikis malonumas kuria ilgalaikę žalą, tarkim. Trumpalaikis malonumas. Nu, va dabar noriu čia ir dabar, sugalvojau, kad noriu į spa šiandien. Tai kaip ir malonumą patiriu, kaip ir tuo metu gerai, bet tai yra ilgalaikė žala, galbūt tie pinigai buvo skirti kažkam kitam, tarkim, ne? Bet aš tuo metu emocijos pasigavau, man čia reikia čia ir dabar. Tai, va, čia nebūtinai vien tik apie spa. Nebūtinai, čia tas pats, pavyzdžiui, lygiai taip pat su maistu, su sportu. Pavyzdžiui, žinau, kad, tas kentėjusiu, man nebus taip lengva sportuoti, bet aš žinau, kad man ilgalaikiai, tai tada atvirkščiai yra dalykas. Trumpalaikis diskomfortas, kuria ilgalaikę naudą. Aikit savo, duokit man vandens. O man neina širpai, bet supranti esmę. Tikrai tai čia aš tai apie ką tu paskui galima įvardinti, nes čia yra moksliškai viskas yra įrodyta. Nu, čia, aš turiu netokį iš tikrą lentelę, nes tai vaganasi, tai yra mūsų veiksmas, ką jisai duoda. Bet tai nereiškia, žinai, kad aš dabar savo nieko neleisiu, čia aš nieko nevertas, nieko negaliu, netgi kelionės nusipirkti. Žinai. Apie balansą. Nu taip. Apie gerą gyvenimą. Šarūnas arba juoda, arba balta. Nu, vat kažkaip, kodėl? Ojai, juoda balta. Iš tikrųjų, tai aš esu apie balansą, apie tą tikrai nuostabų gyvenimą čia ir dabar, bet tu negali pamiršti, kad tu ir rytoj lygiai taip pačiai gerai norėsi gyventi. Žmonės pripranta prie savo patų įpročių, žinau, dar noriu pasakyti. Įpročiai, mes kuriam įpročius iš tikrųjų, nes, pavyzdžiui, tai įprotį perkurti yra ką veikti, nes aš tai taip, pavyzdžiui, ar aš noriu taip, kartais aš nenoriu kažko daryti, bet aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kaip aš jausiuosi, kai aš, pavyzdžiui, darysiu tam tikrą veiksmą ir čia yra, ne, ta kulminacija, Tomas, ne, ir kaip aš jausiuosi, kai aš padarysiu tai. Nu, praeini pro tą diskomfortą, kada kaip tu jausi, tai padeda tau eiti per tą diskomfortą. Tada tu ateini ir tada tu po to, žinok, toksai pripranti. Nes manau, tu puikiai supranti. Aš tikrai, žinok, man eina širpai per nuo plaukų galiukų kaip pat apačios. Ir žinai, aš dar pasakysiu dar kitą dalyką. Ir kiekvienas veiksmas, kiekvienas skaičiuojas. Nebus taip, kad, praslydo, ne? Žinai, vieną kartą paslydo, antrą kartą paslydo, trečią kartą, žiūrėk, ir tas vienas, aš, pavyzdžiui, laiką žinau, jeigu aš paleisiu bent vieną treniruotę, tai yra mano prioritetas treniruotė, ne? Čia jau nuo seno aš kažkaip taip galvau. Praleisi vieną treniruotę, o čia vienant ekstra atvejai yra. Kur... Taip. Bet, pavyzdžiui, tingiu kelti, šiandien nenoriu. Taip. Bet aš tau net pasakysiu, gimtadieniai nebuvo priežastis nenueiti treniruotę, diplomų įteikimas nebuvo priežastis, kur rodo žmonės, taigi čia savaime suprantama. Aš žinojau savo tikslą ir mano prioritetas buvo kitas. Ir man nebuvo priežastis, kur atrodo, taip, aš daugybę gimtadienių praleidau, taip, bet iš kitos pusės tu per tą susikūrei tokia laisvė, kur, pavyzdžiui, aš galiu pirmadienį kažkokius savo svečius ar draugus ar giminės aplankyti, žinai, nereikia man kaip visi laukti savaitgalį. Dėl to suprantu, kodėl tu tokia disciplinuota, griežta tam planui, kurį sukūriau. Dabar, žinok, tu man ir taip šiaip sakai tuos dalykus, bet aš dabar tavęs klausausi ir galvoju, kodėl tu taip viską gerai darai? Dėl to, kad tu turi, neišduodi savo iš savęs neišduodu sprendimą. Taip. Wow. Jeigu aš jį prieimu, kaip mane kažkas gali apskaitai pajudinti. Dabar tokia tikra istorija ir aš dažnai tokių situacijų sutinku konsultacijų metu, moteris pasakoja. Ir taip dažnai tai girdžiu, kad, sako, vyras dirba, aš dirbu, ne? Vyro pinigus mes taupom jo sąskaitoj. Būna įvairių situacijų ir ištekėję, ir poroje be dokumentų gyvena, ne, be santuokos gyvena. Bet, žodžiu, vyro pinigus taupo vyro sąskaitoj, o moters pinigus naudoja gyvenimui, pragyvenimui, mokesčiam, viskam. Ir tai vyksta ir užsienį, ir Lietuvoje, tokių dalykų. Žinau, aš galiu įsijaust labai puikiai situaciją, nes turiu labai artimą žmogų, kuris tą ir padarė.
Labai gaila, aš galiu pasakyti irgi, čia ta pati reali situacija, čia ta pati situacija, kur bendras turtas, visa kita, moteris viską, ką uždirba, į namų gerovę, remontai, taip, vyras į kišenę. Oi. Ir jie skiriasi. Žinai, kai moteris skiriasi, jinai dažniausiai yra tokia, kadangi moteris augina vaikus, jos nėra savanaudės iš principo. Aš kai galvojau tau šį klausimą, aš tikrai nemaniau, kad aš tu turi tą realią istoriją. Ir šiaip aš manau, moteris yra tos, kurios jom negaila, nes vaikus jos užaugina, jom negaila duoti. Taip, jos duoda viską atiduoda. Ir dažnai dar po to, jeigu dasideda, kur tavo, pavyzdžiui, savivertė mažina, tave mažina, ten tu tokia anokia, tu čia neverta, tu blogai vaikus užaugina, ten, žinai, prasideda kiti niuansai, psichologinio šiek tiek smurto. Ir moteris ko jinai nori? Kad tik greičiau nuo jos atšoktų, nes jinai nori gyventi savo gyvenimą. Ir tai ką jinai padaro? Jinai net nedaskaito, turbūt, kai dalinasi. Tik tu, ir jinai savo žinai, čia yra savivertės klausimas. Ir tiesiog geriau jau tada viską atiduos, kad tik tai nereiktų patirti kovą. Patirti kovos. Taip, ir realiai aš tau galiu pasakyti, tas vyras ką padarė, jis iškart nusipirko elektrinį dviratį. Ir aš taip galvoju, tai tu tiek metų. Ir man pato gaila, nes jinai dabar, ką jai paliko, aš nesakysiu, nes toks sakymas, kad jinai ten iš vis nieko nebuvo verta, supranti, tokį vos negatvį realiai paliko. O vaikučiai yra? Jau jie suaugę, viskas su jais gerai, bet jie vos negatvį paliko. Nu, tai čia, žinai, kitas variantas, kad jau vaikai užaugę. Nežinau, kaip būtų, kai vaikai nebūtų užaugę. Dar, realiai jie gatvį paliko. Nu, aišku, ten po to kažkiek išsisprendė, bet, man tiesiog žiūri ir galvoju. Tai reikia iškart galvoti, nes aš dėl to, pažiūrėjau, reikia turėti tada savo kažkokį, žinai, dėl to, kad kai tu esi santykė, kad nebūtų taip, aš negaliu išeiti iš santykių, nes aš esu priklausoma finansiškai, ypač kai yra maži vaikai. Nes aš sakau, lengviausia yra skirtis tada, kai tu neturi ką dalinti, bet kai tu turi ką dalinti. Ir aš tai pradedu galvoti, pavyzdžiui, žmonės paima paskolą, ne? Dviese kartu. Taip. Išmoka tą paskolą, ne? Išmoka, ar ten liko kažkiek paskolos, ne? Ir jie skiriasi. Ir sako, taip bet palauk, vienas dalykas. Tai pakyla vertė to nekilnojamo turto, tu jau išmokėjai paskolą. Ir tau sako, jeigu tu nori, aš tau sumoku, bet tu sumokėjai ir tu vėl mokėk. Man čia yra pats nelogiškiausias, tai aišku, aš tai kažkaip, nežinau, kiekvienas turbūt randa savo sprendimo būdą. Tikrai galbūt kartais būna, kad vyras sako, tu augini vaikus, aš tau palieku viską, aš išeinu nuo to. Taip, tikrai ne visi vyrai blogi ir ne visos moterys blogos. Ne, aš pažįstu vyrų, kurie sako, moteriai, tu gyvenk ir tada ten tu vaikus augini, aš išeisiu užsinuomosiu, kurie palėmės toliau užmokėsim tą paskolą, viskas okei, žinai, čia yra visokių variantų, bet yra ir kitų variantų, kur po to sakau, moteris tiesiog sėdi ir ką. Tai palauk, jeigu yra maži vaikai. Tai moteris dar po gimdymo apskaitai turi atsigauti psichologiškai, fiziologiškai, visaip kaip supranti. Taip. Kažkaip, nes kadangi aš apsistoju, tai vyrai, tai jie, kaip ir jiem nelabai, jiems sunku gal įsijausti ir nereikia jų kaltinti, nes taip yra. Ir čia yra mūsų kaltė, nes mes galbūt nemokam, kad mes jiems iškomunikuoti. Tikrai taip, Viktorija, čia yra komunikacijos mūsų kaltė. Čia nereikia į vyrus viską, žinai, čia komunikacija. Taip, bet tą ir noriu perduoti moterims tą žinutę, kad ne vyrai kalti, jog iš jūsų atėmė kažką, arba jums nedavė, arba ne vyrai kalti. Tai jiems net nėra įmanoma įsivaizduoti. Jis tiesiog pasielgė taip, kaip jis pasielgė. Geriausiai, kaip galėjo. Kaip jis, pavyzdžiui, negimdė, kaip žinau, koks skausmas gimdyti. Taip, bet moteris pati turi už save pastovėti. Ir iškomunikuoti ir atstovėti save, atstovėti konkrečiai. Ko tu palinkėtum visiems, kas žiūrės į mus šiandien tokias gražias? Ko tu palinkėtum? Kokia tavo galėtų būti ta žinutė moteriams, kurios žiūri ir galvoja? Sakysiu gal pirmą, kurią tiesiog nebijoti svajoti daugiau, nebijoti svajoti plačiau, galingiau, nebijoti tiesiog, ne tai, kad gal tiesiog išdrįsti savo leisti, apskaitai įsileisti į mintis, kad mes galim daugiau, mes galim geriau, kad mes vertos to, verti vyrai, moteris, kad jeigu šiandien situaciją turim tokią, tai reiškia, kad mes tą situaciją, vėl pradėkime nuo to, mes ją sukūrėm. Nėra taip, kad aš šitą situaciją dabar atėjau, man čia taip atsitiko. Neatsitiko, taip mes susikūrėm ir mes viską galim perkurti. Neatsitiko, mes taip susikūrėm. Taip susikūrėm. Aš žinok, va šitą video, tai tikrai konspektuosiu. Ir lygiai taip pat mes galim perkurti tą savo realybę. Bet ta realybė mums prasideda viskas nuo mūsų minčių, nuo mūsų emocijų, vibracijų, kas mūsų supa, kokia aplinka, ką mes žiūrim, ką mes įsileidžiam. Mums tik atrodo taip, kad niekas nieko tokio, šiek tiek pažiūrėsiu žinias.
Aš pati, kai buvo, galiu, tai pradėkime irgi tą temą, kai prasidėjo Ukrainai, čia visas veiksmas. Aš buvau, tai žinau, Gran Canarijai. Aš toli nuo Lietuvos. Aš Tenerifei buvau. Man atrodo, mes kažkaip vienu metu buvom tose pačiose salose. Taip, normalu, aš nesu Lietuvoje, žinai, žinias ten žiūriu ir aš jau kai pradėjau sapnuoti, kad literaliai bombos krenta mano galvos, aš galvoju, palauk. Kiek tu taip save kankinai? Aš 2 savaitės. Nu, aš savaitę su biški irgi kažkiek. Ir man tai pasidarė baisu, aš pradėjau jausti, kad aš fiziškai drebu, pergyvenu, perdodu viską vaikam. Aš taip, ir mes tas man ir padaganasi palaukti, tai po to papūna kolektyvinė sąmonė, tai jeigu kiekvienas taip vibruojam, tai kokią realybę mes galim sukurti. Atrodo, čia nieko tokio, šiek tiek vienas žmogus, kitas žmogus. Bet mes kolektyviai pradedam kurti realybę. Kolektyviniai vibruojam. Tiesiog, jeigu 100 žmonių su, nu tai gal tai... Tu tikra? Nu, mes Jūs girdit? Aš žinok, aš realiai, tu mane pritrenkiai šiandien. Kiek jau laiko aš tave pažįstu? Nu, tiksliau, kada mes konsultaciją? Prieš porą metų. Prieš porą metų? Netoli porą metų. Tai mes dar turim kelionės nemenkos, bet aš tikrai nesitikėjau, kad... Bet mes tikrai kolektyviai kuriam ir mes turim suvokti, kad mes tikrai kuriam tuo, ką mes vibruojam, nes ta vibracija ir po to jinai, atrodo, nu, tiesiog tokia aplinka. Ne aplinka kalta, taip, kas yra, tai aplinka mum irgi... Jeigu mes žiūrim taip, kad tai mes čia aukos, mes čia mums blogai, taip ir gyvensim. Taip ir yra. Taip ir bus, ta prasme, jeigu reikia tai pagalvoti, o ką, nes viskas yra dėl, ir net santykiai, tai yra apie mus. Nes aš pasakiau, kai tiesi, tu tikrai keičiasi ir aplinka, 100% keičiasi aplinka, neįmanom, bet tos situacijos mums yra duotos, kad mes pažvelgtumėm į save, ką mes dažniausiai darom. Tas blogas, tas to nedavė, tas to nepadarė, tas tai padarė, tai pasielgė, man sušiko kažką, bet, nu, tu pats. Bet reikia pasižiūrėti į save, Taip. Kuo aš išvibravau. Pamastymui. Tai gerai, pabaigai, kur tu toliau vibruosi? Kokie tavo tolimesni Aš galiu pasakyti, kad nėra pas mane baimės, nėra, bet aš šiek tiek Aš mokinuosi, aš galiu pasakyti, aš labai daug mokinuosi, turiu sąmoningumo visokių, turiu savo nuostabų mentorių, mokinuosi ir kituose srityse, mokinuosi, nes aš anksčiau, pavyzdžiui, galvojau, ne, irgi čia yra tokių, kuriuos aš seku Instagrame, irgi tokia Giedrė Rapukienė, Giedrė linkėjimai. Žinau. Irgi iš jos labai nuostabiai atrodo, kai jis sako, bijau, bet darau, pavyzdžiui, man šitas surezonavo paskutiniu, bet darau, bet dabar jinai sako, aš darau, nes aš pasitikiu. Kad viskas bus gerai, kad ateis, kad aš išeisiu, išeisiu į tą sprendimą, išeisiu į kažkokios situacijos įvykdymą, išeisiu iš padarysiu. Darau, bet pasitikiu ir savimi pasitikiu ir pasitikiu viskuo, kas aplinkui yra, viskuo pasitikiu. Yra irgi, yra skiri dažnai, mes mokinsimės turbūt gyvenimo gal. Nu, tokie pamastymai. Tolimesni tavo vibraciniai užmojai kokie? Nu, mane tu žinok, aš dabar supratau, kodėl aš drebu, sėdžiu šalia ir drebu. Kokie tavo tikslai ateityje toliau, arčiausi, tolimiausi? Ko tu dar užsimojusi pasiekti? Aš labai daug, aš šiaip iš tikrųjų dabar domiuosi, aš esu nemažai, bet dar negaliu, nes aš labai daug praleidžiu laiko užsienyje, tai man... Nėra pasiteisinant, aš žinau, kad ten, kur visa energija, ten ir yra rezultatas, aš irgi suprantu, kad aš negaliu mėtytis. Aš kažkaip jau tada, kai studijavau, supratau, kad aš negaliu būti ant 2 kėdžių vienu metu. Tu kažką turi daryti savo srity profesionaliai, bet tai nereiškia, kad tu negali kitose srityse tobulėti, kad mes kažkadėl, nežinau, ne mes, apskritai, dauguma mes neabsoliutinu, bet tikrai yra nemažai gal. Pradėjau šitą darbą ir baigsiu šitą darbą. Mes veiklas galim keisti, nuostabiai, naujus įgūdžius mokintis ir mes kažkaip mes, manęs dažnai klausia, o tai ką tu toliau po sporto? O taigi tu nieko nemokėsi, bet tai kiek aš galiu išmokti, kiek galimybė. Aš pati baigiu šiaip kineziterapiją, jeigu taip, aš baigiu treniravimo sistemas, domiuosi tinklinę rinkodarą, domiuosi visais sąmoningumu, domiuosi, bet dar noriu psichologiją studijuoti, aš dar būriuoju, nes tiek yra, Jėzau, ten prigalvoti tik tai reikia. Ji tokia mažytė, o joje tiek daug telpa. Ir aš kažkaip, ateina laikas, kai ateina laikas kažką daryti kitaip. Aš tau esu labai, labai dėkinga.
Ir taip ekspromtu čia viskas vyko. Suprantu geriausia visada. Ekspromtu, tu beveik ant lagamino į lėktuvą. Aš jau su lagaminais, ne Jau. ant lagamino. Ir čia taip, wow. Aš galiu pasirašyti lygiai taip pat, aš turėjau 5 dabar mėnesių pertrauką, per kurią irgi daug nuostabių dalykų, mokinausi, ilsėtis, visko mokinuosi. Tikrai kartais, aš jau sakau, reikia atsitraukti kartais, kad grįžtum su stipresnė jėga. Tai irgi, bet iš kitos pusės reikia ir nebijoti tam pačiam darbe paprašyti daugiau, nes esu vertas daugiau. Kiti galvoja, čia... Nepatogu paprašyti. Čia kaip, pakeis manegi čia, ne aš, tai kitas, žinai. Bet žinodami savo vertę, žinodami, mes energetiniškai išvibruoti, mes esam verti ir kartais atrodo, tiek, tai reikėjo vieną žodelį tarti. Pasitikinčiai. Bet pasitikinčiai. Taip. O tai, kad einu pasakau dremančių balsų ir aš jaučiu, kad aš nevertas, tai tada tikrai niekas nesikeis. Bet pradėti nuo savęs reikia. Čia.